Labas vakaras. Su jumis Trek žinios. Šį vakarą matysite. Ir vėl, tai yra ne ir vėl, mūsų brangųjį katedros miestą užgriuvo nelemtai atėjęs potvynis, ble. Tai įvyko todėl, kad dvi litosferos plokštės po katedros miestu nusprendė susiporuoti ir pasidurkinti. Taigi, kaip matote, vandens lygis pakilęs maždaug 5 lygiais, tai yra 5 langeliais. Labą dieną, specialus reportažas iš įvykio vietos. Litosferos plokštės viena kitą dulkindamos prasislinko ir jo pažiūrėkit, vienos jau kraštas matosi kaip. Ir dėl to, kad viena pakilo, užliejo visą katedros miestą. Va, galim jums parodyti. Visus pastatus viską užliejo, pakilo per 5 blokus vandens lygis net. Visa ekonomika žlugus. Nu, kaip nors gal po kurio laiko atsistatysim. Grįžtame prie tavęs, tyrės. Taigi, toliau žiniose. Technologijų žinios. Išrastos Sony išrado naujas pagerintas Super Duper 3000 tvoras, ant kurių dabar laikosi pakelai ir jie gali būti prilipdinami. Anksčiau, kaip žinote, jie nesilaikė ir tos tvoros būdavo debiliškos. O dabar tai yra tikras technikos stebuklas. Labą dieną, mes gavome ekskliuzyvinę progą pademonstruoti jums naujasias Sony sukurtas tvoras. Va šitas javų laukas, prašom, naudoja senasias tvoras, prie jų nelimpa, jo tie fakelai niekas nelimpa. O dabar ant žemės padėsiu naują Sony tvorą, ant kurios galima padėti ir tvorą, ir fakelą. O. Štai. Galima tiesiog tiesiai ant jo statyti. Ir ant šonų. Labai smagu. Labai fainai. Labai dėkojam Sony. Grįžtam prie tavęs, tyrės. Taigi dabar specialus reportažas iš Pedolandijos, kur mūsų reporteris Energy Creator kalbins mūsų pedofilijos profesorę ponę Kaspiciją. Labą dieną, čia specialusis reporteris Energy Creator ir mes šiandien svečiuojamės pas ponę Kaspiciją, Pedolandijoje ir mes ją šiandien pakalbėsime. Labą dieną, ponė Kaspicija. Labą dieną. Tai aš labai norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs įgijote išsilavinimą pedofilijos eksperto. 87-ais aš mokiausi universitete, mokiausi socialinį darbuotoją, vaikų tvirkinimą. Taigi, tada tai buvo labai populiari specialybė. Mokiausi ir tada, besimokant, pamačiau gatvėje labai nuostabų berniuką, kuriam buvo 6. Aš jį parsivedžiau namo ir išdulkinau. Po to laiko man patinka tratinti berniukus, mergaites mažas ir užsiimti šitu visu gražiu pedofilijos pasauliu. O jūs, ponė, nebijojot pono Kedžio? Ne, kadangi ponas Kedys tada dar nebuvo, tai yra garsus, jis nebuvo baisus ir taip toliau. O kai čia pradėjo šaudyti visus pedikus, tai neišsigandot jūs? Ne, tada tu šitą biškį nuskandau, bet nieko tokio. Aš pasiėmiau guminį vaiką ir tratinau jį kiekvieną dieną. O jūs iš kur, ponė, pinigų užsidirbot? Taigi aš esu universiteto dėstytojas. Yra dėstytoja. O galima paklausti, kiek moka jum? Galima man. Moka 2500 centų per mėnesį. Nu, tai visai neblogai. Užtenka pragyvenimui.
Užtenka? Užtenka. O jūsų, va čia labai gražus namas matome. Parodykit reporteriau čia. Labai gražus namas. Iš kur jūs čia pasistatėt, susitaupėt iš tų pinigų? Ne, čia ne tai buvo. Čia buvo taip, kad pavogiau vieno turtingo pono vaiką ir ištretinau, tad kad atiduotų, čia davęs man daug pinigų. Taigi pastačiau chatą. Nu, protinga jūs? Protinga, ponė Kaspisi. Ir mums labai įdomu, kodėl jūsų praskeltas taip pakaušis, va čia viršus. Ne pakaušis, o virš kaktos. Todėl, kad kai buvau 85 metais Kazachstane, ten intensyviai buvau, mokiau, tai yra kareivius socialinės etikos. Tada vienas kareivis man smūgį už tai, kad pavadinau jo vaiką gražiu. Na, gerai, mums jau užteks jūsų šito marazmo. Ir aš norėčiau paminėti, kad YouTube toks channelis Energy Creator, ten Trek kompanija įvykdo, pasiekė 300 subscriberių ribą ir 60 000 visų video sudėta peržiūra. Tai mes labai jūs visus mylim ir džiaugiamės jumis, kad jūs mus žiūrite. Ir mane myli. Ne, tu debilas. Ir šio vakaro karščiausia naujiena tai yra tokia, kad Trek kompanijos YouTube'ai video turi netgi, vienas iš video turi netgi 5000 peržiūrų. Trek kompanija nori labai pasakyti ačiū savo žiūrovams